sėdi, kad ten pirmoji, antroji eilė ir matai pagal akis, ignoruoja tave, reiškia, ten neįdomu, maždaug nusuka, žinai, visa ta psichologija, tau net spaudimą tokį sukelia, žinai, slėgį, žinai. Ir aš savo tokį gal, aš šitą paimsiu dabar žmogų, žinai. Ir aš dėl jo, žinai, dėl kokių 2 atariu tą valandą, šnekuosi, žinai, į jį žiūriu, žinai, tada užklausiu kažko, kaip jūs reaguojat, bandau sukurti kontaktą. Ir būna žmogaus net akis sudrėksta, kaip tas akių kontaktas po tos valandos ar po pusės valandos pasikeičia. Ir dėl to saujelė žmonių, aš manau, mums verta važiuoti. Ir tai, kad tu darai, aš net ir viešai esam ir podcast'e kelis kartus pagyręs, kad, ta prasme, kad tu važiuoji bendraut, ne socialiniais tinklais ir nemankydamas to nykščio ir nuospaudų neturėdamas ant jo į gyvą santykį. Ir tikrai ten nepaimsi tūkstančių, bet va dėl to saujelės verta tą daryti.